Sveiki. Google skelbimai. Žinoma, Google skelbimus galima susikurti greitai, bet galima kurti ir kokybiškai. Taigi, nuo ko reikėtų pradėti? Pirmiausia, reikėtų atsirinkti tinkamus raktinius žodžius. Tai yra labai svarbu. Ko nereikėtų daryti, atsirenkant raktinius žodžius savo Google skelbimams. Nereikėtų rinkti visų įmanomų žodžių, nereikėtų rinkti raktažodžių junginius, nekreipkite dėmesio į Google planuotoją, nerinkite raktažodžių papildomose bazėse, taip pat nežiūrėkite, ką siūlo naršyklės, nes tokių raktinių žodžių rūšiavimas labai daug jums užims laiko. Ir kitas dalykas, kai tokius raktinius žodžius įkelsite į savo skelbimą, jūs gausite tokį rezultatą. Google jums išduos raudoną užrašą mažai parodymų. Ir tai bus apie 20%, galbūt ir didesnis procentas raktažodžių. Jūs turėsite papildomą darbą trinti šiuos raktažodžius. Jei jau apsisprendėte kurti Google skelbimus patys, pirmiausia užduokite savo klausimą, ko jūs siekiate. Nes Google turi net 64 parametrų nustatymus. Jeigu jūs norite sukurti Google skelbimą pasižiūrėję video ar pasiskaitę kažkokios tai informacijos, tai už tokius skelbimus jūs visada mokėsite daugiau. Jei jūs sieksite 100% skelbimo optimizavimo balo ir 10 skelbimo kokybės balo, tai jums reikės atsirinkti tik kokybiškus raktažodžius. Kai jūs paskelbsite savo skelbimą, jūsų skelbimas atsidurs 5 vietoje. Tai yra neišvengiama. Aš paėmiau kaip vieno raktažodžio pavyzdį dantų implantavimas. Paskelbę savo skelbimą, jūs mokėsite aukščiausią kainą. Jei paskelbę skelbimą jį optimizuosite ir sieksite kokybės balo, matote pagal kokybės balus, kiek Google jums pradės taikyti nuolaidas. Aš visada siekiu 10 kokybės balo, kad mokėčiau šitą arba žemesnę kainą. Ką mes toliau darome? Kokybiškas raktažodžių pasirinkimas. Kaip tai reikėtų daryti? Einam į Google paskyrą. Matote Google paskyrą. Čia yra įrankiai. Pasispaudžiam. Paspaudžiam raktinių žodžių planavimo priemonę. Spaudžiam toliau. Nepriklausomai nuo to, koks tai yra jūsų verslas, paslaugas, pardavimai ir taip toliau, pradate vesti raktinius žodžius. Aš vesiu odontologijos klinikos raktinius žodžius, jūs veskite savo. Spaudžiame gauti rezultatų. Ir mes turime net 1500 raktažodžių variantų. Taip pat Google siūlo susijusius raktažodžius, dantų tvarkymas, pridedam
ir taip toliau. Pridedam. Kai mes jau visus raktažodžius susirinksime pagal savo paslaugas ar pardavimus, spaudžiame atsisiųsti. Viso mes turime 1603 raktažodžius. Iš karto pasišalinam, kas mums nereikalinga. Kad jie nesimaišytų mūsų tolimesniam darbui. Mes pasilikome paieškos per mėnesį, žemiausią kainą ir aukščiausią kainą. Pirmiausia, mes turime pasišalinti tuos raktažodžius, kuriuose nėra kainos pasiūlymo. Kai mes juos visus pasišalinsim, mes juos visus kopijuojam. Jūs visą tai galite daryti rankiniu būdu arba atsisiųsti šitą programėlę, tai yra redaktorius. Su juo mes žymiai pagreitinsime darbą. Atsidariau šitą redaktorių, įsiklijuoju visus. Mes jau esame atlikę 2 punktus. Raktažodžių pasirinkimas, mažai vertingų raktažodžių pašalinimas. Tai yra tų raktažodžių, kurie neturi kainų. Toliau mums reikia susiskirti raktažodžius pagal skelbimų grupės. Sakykim, mes kuriam grupę dantų balinimas, spaudžiate paiešką, rasti, skaičiuoti. Mes turime netgi 95 raktažodžių pasiūlymus. Spaudžiate žymėti, spaudžiate rasti viską. Dabar juos visus kopijuojam. Kopijuoti eilutės su žymelėmis. Atsidarom naują. Įklijuojam. Kai įklijavom, spaudžiam paieška, žymelės, šalinti eilutės su žymelėm. Toliau vėl spaudžiam paieška, rasti. Rašom balinimo. Skaičiuoti. Turime 67. Vėl taip pat, procesas lygiai tas pats. Rasti viską. Vėl lygiai taip pat. Kopijuoti eilutės su žymelėm. Pasidarom tarpelį, įklijuoti. Vėl sugrįžtam. Šalinti eilutės su žymelėm. Balinimui. Skaičiuoti. Liko tik tai 4. Mes tai pasitikrinom visus raktažodžius. Įsiklijuojam į naują lapą.
turime viso 163, kiekvieną raktažodį perskaitom, sakykime, šitas raktažodis jums netinka, balinimo pasta netinka, pasišalinant tuos raktažodžius, kurie jums nėra tinkami, kai visus raktažodžius pašalinsit, kurie jums nėra tinkami, kopijuojat ir įsiklijuojat į Excelį. Aš jau esu įsirūšiavęs balinimą. Ką mes toliau darom? Kai jūs visus raktažodžius įsirūšiuosite pagal skelbimo grupės, aš turiu įsirūšiavęs dantų protezavimas, dantų tiesinimo breketai, chirurgija, dantų gydymas ir taip toliau. Jūs lygiai taip pat pasidarykite pagal savo paslaugas arba pagal savo produktų pardavimus. Ką reikia toliau daryti? Reikia atsirinkti raktažodžius skelbimo grupėje. Aš jau turiu atsirinkę šitus raktažodžius. Juos kopijuojam, keliam į savo redaktorių. Aš jau turiu įsikėlęs. Mes dar neinam kurti Google skelbimo. Prieš tai mums reikia pasiruošti taip, kad mes kuo aukštesnį gautume kokybės balą. Dabar atkreipkite dėmesį. Ortodontas. Tai yra tie 4 raktažodžiai, kuriuos aš naudosiu, kurdamas Google skelbimą. Ir šitiems 4 raktažodžiams aš jau esu sukūręs aprašymus. Kas yra labai svarbu? Ortodontas, kaip pavyzdys, matot, 4 raktažodžiai turi žodį ortodontas. Aprašyme taip pat yra ortodontas. Einam toliau. Odontologas. Matot, aprašyme taip pat yra odontologas. Vaikų lygiai taip pat. Žiūrim, kokį raktažodį mes galėtume sugrupuoti, kai mes skelbsime Google skelbimą. Ir aš matau, kad aš galiu sugrupuoti šitą raktažodį ir šitą. Vaikų ortodontas, odontologas. Aš jį naudosiu kaip Google skelbimo pavadinimą. Liko mūsų kiti raktažodžiai, mes matom daugiskaitą. Ortodontai. Yra raktažodis ortodontai. Keliam į viršų. Turime dar. Mes susirūšiavome vėl raktažodžių grupę. Pirmas eina su didelė paieška. Antras gali būti su žemesnė paieška arba su vidutinė paieška. Šitą grupę susigrupavo. Pirmas su didelė paieška, antras ir trečias su nedidelėm paieškom.
Ir šiai raktažodžių grupiai mes taip pat galim susikurti aprašymus. Kai susikursim šiai grupiai aprašymus, mes kūrėme jau kitoms grupėms. Taigi mes jau išpildėm ir šitą punktą. Mes atsirinkom raktažodžius pagal skelbimo grupės. Parašėm kiekvienai grupiai aprašymus. Plitinių rašymas ir moderavimas ir redagavimas tai yra, kai mes jau paskelbsime skelbimus. Dar kartą primenu, kad Google turi net 64 skelbimo parametrų nustatymus. Google taip pat taiko už kokybiškus, gerai optimizuotus skelbimus nuolaidas. Jeigu skelbimai gauna skelbimo kokybė balą 4, 3 arba 2, jūs mokėsite ne 1,65 €, bet pridėkite būtent tą procentą, kurį Google gali pritaikyti. Google taip pat pritaikys jums baudą, jeigu jūs paleisite skelbimus, Google išrašys sąskaitą ir jūs laiku neapmokėsite Google sąskaitą, nepriklausomai nuo to, ar jūsų skelbimas turės 8 balą ar 10, jūs iš karto krisite į vieną iš šios baudos linijų punktą. Taigi greitai parodžiau, kaip atsirinkti raktažodžius. Linkiu kiekvienam sėkmės. Priklausomai nuo to, kokios jūsų yra paslaugos ar kokie yra pardavimai, tiek jūs, tiek aš galime užtrukti nuo 1 iki 4 darbo dienų. Arba jeigu mes eisime kokybiškų raktažodžių pasirinkimo keliu, jeigu jūsų bus verslas iki 40 ar ten 100 raktažodžių, galbūt per dieną įsirašiuosit ir susigrupuosit raktažodžius, pasirašysite tekstus. Tokio verslo kaip odontologijos klinika, tai yra 4, 5, o kartais ir daugiau dienų darbo.